Sveiki sugrįžę. Šiandien gilinamės į tai, kas mūsų laukia internetinėje reklamoje 2025-aisiais. Remiamės į straipsnių naujausios reklamos internete tendencijos 2025-aisiai. Pagrindinis tikslas – suprasti esminius pokyčius, ir gauti praktinių įžvalgų, kaip verslams prisitaikyti. Juk viską veikia technologijos, vartotojų įpročiai, privatumas. Tikrai taip. Ir svarbu paminėti, kad čia ne kažkokia tolima ateitis, tai jau vyksta dabar. Šitie faktoriai jau veikia. Į juos būtina atsižvelgti, planuojant. Puiku. Tai gal pradėkim nuo karščiausios temos – dirbtinis intelektas, DI ir automatizacija. Šaltinyje minimi konkretus įrankiai, pavyzdžiui, Google Ads, Performance Max ar Meta Advantage Plus Shopping. Bet ką tai reiškia, kasdienybėje verslui? Atrodo, DI ne tik įrankis, bet keičia pačią rinkodaros specialisto rolę, tiesa, mažiau rutinos. Būtent DI perima tuos, mechaninius darbus, kainų siūlymai, skelbimų testavimas, auditorijų paieška, visa tai automatizuojama. Ir tai reiškia, kad specialistas gali daugiau laiko skirti strategijai, kūrybai, analizei. O kalbant apie personalizaciją, ji jau ne priedas, o būtinybė. Vartotojai to tikisi. DI leidžia pasiekti tokį lygį, koks anksčiau buvo neįmanomas. Ir tai, žinoma, virsta geresniais rezultatais. Nors kilo klausimas dėl prekės ženklo balso išlaikymo. Įdomus kampas. Gerai, kita didelė banga – video kūrinys. Ypač tie trumpi formatai – YouTube, TikTok, Instagram, Reels, visur jie. Straipsnis sako, kad video reklama taps dar labiau integruota, dar labiau personalizuota. Jaučiasi didelė dinamika čia. Įtraukia. Ir čia vėl matome sąsają su DI. Jis jau dabar gali padėti adaptuoti tuos videoklipus skirtingiems segmentams, skirtingoms platformams. Tai didžiulis palengvinimas ypač mažesniems verslams. Logiška. Dabar pereikim prie temos, kuri vis aštrėjo. Privatumas. Duomenų apsauga, GDPR ir panašus dalykai keičia žaidimo taisyklės. Straipsnėje labai aiškiai akcentuojami first party data, pirmojo šaltinio duomenys, tie, kuriuos verslas surenka tiesiogiai. Tai tampa pagrindu viskam, ar ne? Taip. Tai praktiškai reiškia, kad verslai turi investuoti į savo kanalus, lojalumo programas, registracijas, naujienlaiškius, kurti savo duomenų bazę. Bet esmė ne tik kaip surinkti. Svarbiausia, kodėl vartotojas norėtų dalintis. Reikia skaidrumo, aiškios naudos jam ir, žinoma, sutikimo. Pasitikėjimas čia yra raktinis žodis. Tai ilgalaikė strategija, ne kažkokia trumpalaikė taktika. Ir ji tikrai atsiperka labiau nei bandymai apeiti taisyklės ar priklausomybę nuo trečiųjų šalių duomenų, kurių vis mažėja. Supratau. Gerai. Be šitų trijų didžiųjų šaltinis pamini dar kelias svarbias tendencijas. Gal trumpai apie jas. Pirma, omnikanalinė reklama. Vientisa patirtis per visus kanalus. Taip, tai labai svarbu. Nuo socialinių tinklų iki fizinės parduotuvės. Tai didina ir pasiekimumą, ir konversijas, ir kliento vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Viskas susiję. Toliau programatinė reklama, bet su posūkiu į kontekstinį taikymą. Reklama pagal turinį, kurį žmogus vartoja dabar, o ne tik pagal jo istoriją. Tikrai, tai laikoma draugiškesnių privatumui būdu. Reklama tampa aktualesnė, nesusijant visko su konkrečiu vartotoju visame internete. Bent jau mažiau invazyviai. Taip pat minimi socialiniai tinklai ir influenceriai. Įdomu, kad akcentuojamos ilgalaikės partnerystės su nano influenceriais. Ieškoma autentiškumo. Būtent, ne tik didelių skaičių, bet tikrojo įsitraukimo. Mažesni kūrėjai dažnai turi lojalesnę, labiau įsitraukusią auditoriją. Tas ryšys artimesnis. Ir galiausiai žvilgsnis į ateitį. Papildyta virtuali realybė AR, VR. Interaktyvumas. Galimybė pasimatuoti ar apžiūrėti virtualiai. Taip. Ir užsimenama apie Web 3.0, nors jo poveikis dar tik formuojasi, bet potencialiai gali keisti pačius duomenų valdymo principus. Bet čia dar ateitis. Akivaizdu, kad visos šios tendencijos nėra atskiros salos. Jos persipina, veikia viena kita, ar ne? Tiksliai, jos sudaro tokį sudėtingą, bet integruotą tinką. DI padeda omnikanalui, personalizuotas video eina per influencerius socialiniuose tinkluose, o pirmo šaltinio duomenys yra viso to pagrindas. Taip, ekosistema tampa sudėtingesnė. Reikia naujų įgūdžių, integruoto požiūrio.
Bet kartu tai atveria ir, žymiai didesnės efektyvumo galimybės. Tai va, trumpai tariant, pagrindinis įžvalgos 2025-iesiems. Deny keičia žaidimo taisyklės, video išlieka karaliumi, o privatumas tampa pamatu. Prisitaikyti tiesiog būtina. Įti tą tikrą žmogišką ryšį su auditorija. Kaip rasti tą balansą tarp, super efektyvaus automatizacijos ir nuoširdaus, autentiško žmogiškojo kontakto. Čia, manau, bus didelis iššūkis ir galimybė.